Tai va čia. 8 galim padaryti. Sveiki tėveliai ir mokytojai, visa Herojaus mokyklos bendruomenė. Niekada gyvenime negalvojau, kad teks dirbti mokykloje, jo labiau būti mokyklos direktorium ir dirbau Amerikoje, tiesiog pardavinėjau edukacinės knygas šeimoms su vaikais. Ir man tos sritis patiko, tas bendravimas su šeimoms, su vaikais. Žmona Dovilė, iš pašaukimo mokytoja. Čia bus Sofijos legenda. Herojus yra mokytojų lizdelis. Mes su Andrium jį sukūrėm vedami tikrai gražios idėjos, kad reikalingi mokytojai, kurie vertingai leistų laiką su atėjusiais vaikais. Šiandien aš atliksiu tyrimą, ar namuose įmanoma padaryti vaivorykštę. Galvosim. Tada va čia padedam savo palinkėjimą. Mokykloje aš lankiau teatrą ir visą laiką buvau tikra, kad aš tiesiog būsiu aktorė. Per kelis metus atradau, kad iš tiesų teatras tai buvo mano vienas iš būdų prieiti prie vaikų. Ir pačiam herojui, toks buvo stereotipų sulaužimas, mokytojas išlaisvėjimas, kad viskas gali būti kitaip. Pakeisim, šiandien mes mokom, tik tai vyrai moko. Susitarėm? Tapau mama ir pradėjau ieškoti labai nuostabios vietos savo vaikui. Šiuo metu esu kaip vieno iš Hebų kultūros vadovė, kuri kuruoja mokytojas, padeda joms spręsti iškilusias problemas. Man labai patinka būti tokia pokyčio dalim. Dirbant su paaugliais, manau, kad labai svarbu yra būti šalia jų, bet laikantis tų pačių susitarimų. Paaugliams tai yra svarbu parodyti, kad tu esi toks pat žmogus, toks pat klystantis, toks pat žemiškas, kaip ir jie. Aš visada turiu planas A ir planas B. Aš džiaugiuosi, kada planas A veikia. Kada reikia daryti planas B ir planas C, tai nelabai gerai. Kažkada ir planas A ir planas B nedirbi, bet visiškai atmosfera gera, tada tai irgi gerai. Tiko, kad mes su Audram tave šiandien pakeičiam ir tu man turi pasakyti šios dienos. Pirmą kartą, antrą, trečią, ketvirtą ir berods 6 kartus susitikom su Andriumi. Ir jis man sako, tai mes norim, kad tu prisijungtum prie mūsų. Ir aš atsimenu, net šoktelėjau ir sakau, aš irgi noriu. Tomi, tu turi? Aš mėgstu stebėti, klausyti ir tada dalyvauti su vaiku toje veikloje, kuri jam patinka. Niekada nenuleisk rankų, tikėk, kad jisai galės, padarys ir prisijungs prie visų ir tai va, tas tikėjimas jais daug duoda. Gerai labai atsimenu tą jausmą, kai eidavom, nežinau, ten su 2-3 mergaitėm, kurios lankydavo tą pamokinę veiklą, tiesiog ten skaityti knygų, kažkur dekį pasitiesdavom, kai su Dovilė, su vaikais eidavom į lauką, kurdavom žaidimus visokius ten lauke, turėdavom savo tokių įprastų vietų, kur mėgstam tą laiką leisti ir iš tikrųjų dabar, kai vienu metu buvom įsikūrę Gedimino gatvėje ten VDU patalpose, tai labai daug prisiminimų grįžo, nes ten yra tas pats kvartalas. Augti, tobulėti, mokytis, padėti žmonėms nueiti ten, kur jie dar nėra buvę ir galvoti apie juos nuolat. Ta herojų stiprybė, ar ne, kaip mes dirbam su žmonėm ir kaip mes dirbam su vaikais. Penketai, asamblėjos, tie įvertinimai ir pasidžiaugimas vaikais ir mokytojais, kurie demonstruoja gerus dalykus mokykloje, turėtų būti išskiriamas kažkaip tai ir aš per visus tuos Hebos mokyklas keliauju ir tuom džiaugiuosi. Mes esam atviri, mokytojai šalia ruošia užduotis, jie kalbasi, jie klausia, kas jiems įdomu, jie kuria savo įrankius. Mes esam mokytojai, bet mes nesam išmokytojai, nes išmokti turi pats mokinys. Mokytojas gali būti gairė, moderatorius tam tikriem dalykam pasiimti vienais ar kitais metodais.
apskritai gyvenime, manau, kad pagrindinis dalykas, ką tu negali sustoti daryti, tai yra mokytis. Ir čia labai tada tinka ta herojaus frazė, jo herojus yra draugiškas, bet reiklus. Man labai patinka šitą principą taikyti visų pirma savo, būti su savim draugiška, bet savo reikle. Tada lygiai taip pat, būti su čia esančiais mokytojais draugiška, bet lygiai taip pat reikle. Ir tada su čia jau, besimokančiais mokiniais ar jų tėvais irgi būti draugiška, bet reikle. Herojus yra apie tas bendrasias irgi kompetencijas, kurios yra be galo svarbios, kad vaikai mokėtų spręsti problemas, užkliuvę pabandytų dar kartą iš kito kampo. Žmonės, kurie yra herojai, mane džiugina tėvų bendruomenė, kurie prisijungia prie herojaus. Tai atmosfera, kokia yra herojus, ten yra niekur. Kada visa atmosfera gera, tada ir žmonių nori dirbti. Norėčiau kažkada tai po 10 mečių, kad tai būtų organizacija, kuri buvo aptarinėjama dėl kuriamos pridėtinės vertės. Norėčiau, kad tas gerasias praktikas tiesiog kažkas užfiksuotų ir išneštų. Nesakau, kad čia jau mums viskas sekasi labai nepriekaištingai ir gerai, bet kuo tikrai džiaugiuosi, kad herojus niekada nesustojo stengtis. Tai turbūt tiek. Ai, tai iki.